Sveiki gyvi, gražūs orai, viską. Ir manau pats laikas antrą seriją padaryti apie sodo pagalbininką kraną. Taip, o tema yra, taip, yra ratlankiai, kurie praktiškai siekia amortizatorių. Na, yra kokie yra, nelabai jie čia tinka. Taip, ir tema tokia, kad nusprendžiau padaryti apverstus ratlankius. Va. Iš to pačio ratlankio išpjautas centras, pervirinta, amortizatoriaus jau nebesiekia, gerokai jau nebesiekia. Tai ką, bendrom jėgom bandysim ir antrą ratą tai padaryti, ne? Palaikysit kompaniją? Gerai. Taip, esmė, ką aš čia darau. Aišku, nedarykite to namuose. Ratlankis privirintas 4 vietose, originaliai. Tai vat reikia man išpjauti tas vietas, kad galėčiau apversti patį centrą. Ir tada man pasidarys netgi neigiamas ET. ET tai ratlankio išnešimas. Tai va, bandau išpjauti viduriuką. Oro pripūsta, nes kaip sakiau, kad išleidau virindamas orą pilnai. Prisukam. Gerai tas. Nulik ir ant ratų. Prieš ir po. Ar pamenat kaip? Tai va, toks galutinis rezultatas. Gražu, su priekiu dar tą patį reiks padaryti. Nežinau, tam kartui tiek. Ir kaip sakoma, iki sekančių trumpų video. Gal kažkas tai ir gausis.
iš to YouTube kanalo. Tai jeigu nesunku, kaip ten sako visi, reikia laiką uždėti, subscribe, tu ir parašykit komentarą. Ačiū ir iki.